Madridas, fevruarijaus 38. Štai aš jau Ispanijoje. Tai atsitiko taip greitai, kad aš vos galėjau atsipeikėti. Šį rytą pas mane atvyko Ispanijos deputatai ir mes drauge sėdome su jais į karietą. Mane stebino nepaprastas greitis. Mes važiavome taip greitai, kad per pusvalandį pasiekėm Ispanijos sieną. Keistas kraštas Ispanija. Kai mes įėjome į pirmą kambarį, aš pamačiau daugybę žmonių nuskustomis galvomis. Vis dėlto aš supratau, kad tai grandai arba kareiviai, nes jie skutasi galvas. Bet mane labai nustebino elgesys valstybės kanclerio, kuris vedė mane už rankos, įstūmė į kambarį ir pasakė: sėdėk čia, sėdėk čia. Ir jeigu tu vadinsi save Ispanijos karalium, aš išvarysiu tau iš galvos tą norą. Aš supratau, kad tai išmėginimas. Dėl to atsakiau neigiamai. Už tai valstybės kancleris man sudavė lazda per nugarą taip skaudžiai 2 kartus, kad aš vos nesurikau, bet atsilaikiau, nes prisiminiau, kad tai yra riterių paprotys įžengiant į aukštą postą. Nes Ispanijoje iki šiol yra įsilaikę riterių papročiai. Tų pačių metų sausis buvęs pavasarį. Aš vis dar negaliu suprasti, kas per kraštas Ispanija. Tautiniai papročiai rūmo etiketas labai keisti. Šiandieną nukirpo man plaukus, nors aš rėkiau, kiek galėdamas, kad aš nenoriu aš būti vienuoliu. Bet aš nenoriu prisiminti to pragaro, kas man buvo tada, kai jie pradėjo lašinti ant galvos man šaltą vandenį. Aš ko nepasitau ir mane jie vos galėjo nulaikyti. Va, sprendžiant pagal viską, aš jaučiu, kad aš esu papuolęs inkvizicijai į rankas, ir tą, kurį palaikiau valstybės kancleriu, turbūt bus didysis inkvizitorius. Oi, bet aš nežinau, kaip galima karalių atiduoti inkvizicijai. Čia bus ką nors pakenkęs Polinjakas. Taip, tas Polinjakas, taip, bestė Polinjakas, jis kenkia, visą laiką man kenkia. «25 diena. Šiandien didysis inkvizitorius atėjo į mano kambarį. Aš iš tolo išgirdęs jo žingsnius pasislėpiau po kėdę. Pamatęs, kad manęs nėra, jis mane ėmė šaukti. Pirmas suriko popriščinai. Aš nė žodžio. Paskui Aksenijau Ivanovičiu. Tituliarinis patarėjau bajorė. Aš tyliu: Ferdinandai VIII, Ispanijos karaliau. Aš buvau beiškišęs galvą, bet pagalvoju, brolau, vėl mane apgausi. Vėl pilsi ant galvos man šaltą vandenį. Bet didysis inkvizitorius pamatė mane, ir išvijęs mane su lazda. Oi, viešpatie, kaip baisiai skaudžiai muša ta prakeiktoji lazda. Bet visą tai man atlygino šiandieninis atradimas. Aš supratau, kad kiekvienas gaidys turi savo Ispaniją ir kad jie yra po jo plunksnomis. Didysis inkvizitorius išėjo man grasindamas kažkokią tai bausmę, bet aš su panieka žiūriu į jo bejėgį pyktį. Matau, kad jis veikia kaip mašina, jis veikia kaip anglo įrankis.
Aš daugiau neturėjau būkentėti. Dieve, ką jie man daro. Jie pila ant galvos man šaltą vandenį. Jie neklauso, negirdi, nemato manęs. Ką aš jie blogo padariau, už ką jie mane vargšą kankina. Ką aš galiu jiems duoti, juk aš nieko neturiu. Gelbėkit mane. Prašau, paimkit mane. Duokit man greitų kaip viesulo žirgų. Sėskis mano vežėjau, skambėk mano varpelį. Ir neškite žirgai mane toliau iš to pasaulio, kad aš nieko nematyčiau. Štai dangus kamuoliais kyla priešais mane. Žvaigždutė spindi tolumoj. Pilkai melsvas rūkas driekiasi po kojom. Styga skamba rūke. Vienoj pusė jūra, kitoj Italija. Anakur į Rusų pirkias matyti. Miškas taip skrieja su medžiais mėnuliu. Va į Rusų pirkias matyti. Ar tik tai čia ne mano namai? Ar tik ne mano motulė sėdi prie lango? Motulė, gelbėk mane. Leisk nukristi ašarėlį ant jos skaudančios galvelės. Tu pažiūrėk, kaip jį kankina. Nėra jam vietos pasaulyje, persekioja. Motulė, pasigailėk savo sergančio vaikelio. O jūs žinot? Ar jūs žinot ką? Kad Alžyro dėjui pačioj panosį va toks gumbas. A? Girdėjome monospektaklį Pamišėlio užrašai pagal Nikolajaus Gogolio apysaką. Spektaklio režisierius Valentinas Masalskis. Garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Kompozitorius Tomas Kutavičius. Tituliarinį patarėją Aksentijų Ivanovičių Papriščiną vaidino aktorius Valentinas Masalskis. Retro.